Sveiki, automobilių sporto gerbėjai. Čia Greičio linija. Šiandien laidoje dramatiškos Driftmaster kovos Rygoje, permainingas ralio kroso savaitgalis Bauskėje ir žvilgsnis į darbą, kurio žiūrovai dažniausiai nepastebi. Pradėkime nuo Rygos. Praėjusį savaitgalį Bikernėki trasoje įvyko 5. šių metų Driftmasters čempionato etapas. Kaip ir kasmet, varžybos sutraukė tūkstančius autosporto gerbėjų iš visų Baltijos šalių. Tarp jų ir gausų būrį lietuvių, atvykusių palaikyti vienintelio čempionate lenktyniaujančio mūsų šalies atstovo Benedikto Čirbos. Kvalifikacijoje užėmiau 24 vietą, lygiai taip pat kaip Suomijoje. Nėra tai gerai, nėra tai labai blogai. Kvalifikacija buvo praeita, nes taip kaip jaučiausi, tai galėjo būti visaip. Nesijaučiau savimi užtikrintas vakar kvalifikacijai, bet mes ją pravėjom 24 vietai. Šiandieną irgi, nežinau, nesijaučiau irgi pilnai savim užtikrintas, pasitenkinti savo važiavimais, bet dalinai sėkmės, dalinai galbūt mažiau klaidų darant, davažiavom iki top 8. Top 8 susitikom su Lenkijos pilotu Petru Vecek. Labai greitas, nesigavo pavyti, bandžiau visaip, nuslydo priekis pirmam posūkį, važiavau už vyro, tai toks, kaip priminė ralio krosą žiūrint, labai daug žvyro visur buvo. Tai va, bet mašina vienoj krūvoj, tai tas yra gerai. Turi šiek tiek kosmetinių trūkumų, bet juos patobulinsim. Po antrosios vietos Suomijoje ir dar vieno stipraus pasirodymo Rygoje, Benediktas Čirba bendroje čempionato įskaitoje pakilo į 7. vietą. Iki sezono pabaigos likus 2 etapams, jo sąskaitoje 216 taškų. Kitas Driftmaster etapas rugpjūčio 13-15 dienomis vyks Vokietijoje, įspūdingoje Ferropolis trasoje. Toliau ralio krosas. Latvijoje Bauskės trasoje surengtas 4. Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etapas. Kartu vyko ir Lenkijos čempionato varžybos, todėl dalyvių skaičius viršijo 100. Lietuvos garbę čia gynė net 18 sportininkų. Pirmąją lietuvišką pergalę iškovojo jaunasis Kasparas Kažemėkas. Cross Car mini klasėje lemiamajame važiavime jis puikiai išnaudojo savo progą ir finišo liniją kirto pirmas. Gedui Rutkauskui kovoje dėl podiumo sutrukdė apsisukimas, todėl jis finišavo 4. Cross Car klasėje 3. vietą iškovojo Kernis Šulinskas. Į finalą pateko ir daugiau Lietuvos sportininkų, tačiau Jokūbui Bagdanavičiui savaitgalis baigėsi itin apmaudžiai. Visą laiką rodytą greitį finale sustabdė techninis gedimas. Daugiausia džiaugsmo Lietuvos komandai atnešė Super 1600 finalas. Nepaisant sudėtingo savaitgalio pradžios, Valdas Mikužis lemiamame važiavime važiavo be klaidų ir iškovojo dar vieną pergalę. Šiaip galvojau bus prašiau, kažkaip nežinau, nepasitikėjau startu, bet viskas pavyko, sakykime, pasakiškai. Tikrai nesitikėjau, kad tai viskas pavyks. Didelis dėkui komandai už padarytą mašiną ir už padėtą pasirinkimą pasirinkti teisingas padangas finalui. Tikrai buvo neprašauta ir laimėtas startas, ko ir man tereikėjo, nes tempo žinau, kad turėjau visą savaitgalį. Tik pats nesąmonės dariau, nežinau, nesutvarkiau su savim savo mintim. O ką šiaip 3 metai Bauskė, 3-1 vieta, esu labai patenkintas tiek komandos darbu, tiek manau, aš savo darbų šiemet nepasižymėjau čia, bet viskas puikiai, viskas gerai ir, nežinau, einam švęsti, einam džiaugtis ir susitiksim Estijoje. Antras finišavo Mantas Laskovas, o Rytis Rutkauskas, kurio automobilis finale buvo varomas vienu ratu, užėmė 4. vietą. Nieko, čia yra varžybos ir tik tai, žinai, nesitikėjau, kad po tokio smūgio taip išeis. Pasirodo, ir audinė nukentėjo. Nėra toks jau 100% kantri. Super 2000 klasėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Edvinas Miknius. Nors savaitgalį netrūko kontaktų ir net lūžo automobilio ratlankis, finale technika atlaikė. Lietuvis iškovojo 2. vietą. Myniau, žiūriu, 2 išlindau.
varau, jaučiu, kažkas blema, galvoju, gal nieko baiso, žinai, važiuoju. Buvo slidu pirmam ratė prieš trampliną kylam, žiūriu, lyderis nusirašė į plankės, ten į tą minkštą, aš iš paskos pareinu tas plankės, galvoju, abudu liksim čia stovėti, bet kažkaip dugną trečių, gal nežinau, ten dugną mini ribautos, tik daužą, žinai, ir gazą. Tai žodžiu, toks biški išlikėms, bet ir dar, vat, tai suku ratus stengiuos neišlysti, rankinį ten tampai tos posūkio. Šiaip iš onboardą tai turėtų jaukinga atrodyti, nes ten belekas, ta prasme, bet matau, kad visi tie pats skraido. Ir žodžiu, Gerdas Poteris sakė, Jokerį nulėkiau į ton Jokerį, aš to Jokerio šiaip prisibijojau šiandien, nes su tom sausom badungom ten ką pareinu, toks greits, nors realiai ten sugaiždavau daug, galvoju, kap nors runkinio, opa, suktis, ten netgi asfaltinėje sekcijoje, ten man atrodė burnautą užsukau, ten tik užsisoka mašin, tai žodžiu. Ir išlindau trets po Jokeriaus, varau, galvoju, nu, gal jau čia trets, galvoju, reikia gal nesivelti į kovą. Žiūriu po tramplino, žiūriu, tos vabalus nulėkė į Jokerį, o galvoju, tai vartai atidaryti, važiuojam toliau. Na ir viskas, iki finišo žiūriu, temperatūra 100, ten buvo 10, matyt, gal užmeti, biški prieki, 110, 115, jau kil, bet žiūriu, paskutinį ratą mačiau, kad ir veidrodžius biški prižiūrėjau, tai žodžiu kažką parsikrapščiau. Dramatiškų akimirkų netruko ir BMW RX 3000 klasėje. Dovydas Padgurskis po smūgio į atitvarus taip smarkiai apgadino automobilį, kad komanda jo nebespėjo suremontuoti. Lukas Sidabras finale startavo iš pirmosios eilės, tačiau jau pirmajame posūkyje po kontakto su varžovu vos neapsisuko. Nepaisant to, jis tęsė kovą ir finišavo 5. Šiaip startas neblogas visai buvo, kovau dėl pirmos, antros stumdėmės, nu kaip ten, kovojom pirmam posūkį. Ir kažkas iš galo man padėjo apsisukti, gavau tokį gan neblogą smūgį į galą. Nu, nebuvo jis ten kosmiškai stiprus, ten ratai liko tiesus ir taip toliau, nu, bet... Iš trajektorijos iškalė? Iš trajektorijos iškalė, jo, tai praktiškai apsisukau, ar tai beveik apsisukau. Ir po to bandžiau gaudyti varžovus, bet dar sutikau išlindęs iš Jokerio tokiai nedėkingoje vietoje varžovą, tai jeigu jo ten nebūtų buvę, būčiau dar vieną poziciją aukščiau finišavęs. Nežinau, šiaip nežinau, kas ten buvo tam pirmam posūky, ar ten lenktynių incidentas tiesiog buvo ir tiesiog pakliuvau prastoj vietoj buvau ir tiek, ar ten buvo toks pusiau tyčinis, tai nežinau, reikės gal nueit pas teisėjų paklausti, ką jie matė, ką galvoja, bet šiaip... Bauskės etapas pareikalavo ne tik greičio, bet ir gebėjimo prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų. Nepaisant lietaus, kontaktų ir techninių gedimų, lietuviai iš Latvijos parsivežė 2 pergalės ir dar 2 podiumus. Kitas Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etapas rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose. O dabar trumpam persikelkime į Palangą. Aurum 1006 km lenktynėse daugiausia dėmesio sulaukė sportininkai, automobiliai ir kova trasoje. Tačiau tam, kad visa tai pasiektų žiūrovus, kažkas turi būti šalia ir viską pamatyti, suprasti bei papasakoti. Dalį lenktynių dienos praleidome kartu su žurnalistu Tomu Markelevičiumi ir iš arti pamatėme darbą, kuris dažniausiai lieka už kadro. Sveiki, aš esu Tomas Markelevičius, akredituotas žurnalistas Lietuvos automobilių sporto federacijos ir, žinoma, lenktynių Palangoje Aurum 1006 km, apie kurias mes šiandien pakalbėsim ir pakalbėsim šiek tiek apie tai, kaip atrodo tos lenktynės būnant joje medija atstovų. Kas yra galima, ko negalima, kas yra griežta, kas yra apribota ar kaip tik laisva. Tai tos lenktynės yra šiek tiek kitoks renginys, tai yra sakykime, nors automobilių skaičiaus, komandų skaičiaus prasme tai nėra didžiausias renginys, tačiau pats kaip visas renginys tai yra labai didelio formato dalykas, kaip kokia dėlionė iš daug mažų, atrodo, renginukų esančių aplink pagrindinės lenktynės. Tai čia norint atidirbti pilnai programą viso renginio ir parodyti absoliučiai viską žiūrovam, tai čia reikia 4-5 žmonių, ką ir turi organizatoriai ir komunikuoja apie visus šitų lenktynių aplink vykstančius renginius. Na, mes akredituoti žurnalistai dirbantys arba savo redakcijose, arba savo komandoms, koncentruojasi vienas ar kitas užduotis. Pagrindinė užduotis tai yra gauti akreditaciją, tai yra šitas dalykas. Ir žinoma, va čia esantis
leidimas automobiliui, nes be akreditacijos tu net neįeisi, pirksi bilietą ir eisi žiūrovų tribūnas, be šito leidimo tu net neįvažiuosi į teritoriją. O žinoma, Porsche'as dabar vaėmė ir neįvažiavo. Ir turėk tu kokį nori prabangų automobilį, jeigu tu neturi akreditacijos, neturi leidimo automobiliui, Porsche'as tau nepadės įvažiuoti. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Medija su leidimais. Važiuokit. Ačiū. Tai matom Porsche iš grūdo lauk. Nežinau, ką jis norės daryti, bet mums tai reikia teritoriją. Merginos važiuoja be leidimų. Būna ir taip. O čia mano bičiulis, su kuriuo mes jau, nežinau, 5 gal ar 6 kartą jau matomės tiek šiandien, tiek kiekvienais metais. Labas dar kartą. Tai ir mes dabar patenkam į teritoriją ir čia yra, sakykime, tokia zona, kur jau prasideda komandų palapinės, komandų garažai. Čia tas vadinamas padokas, kur komandos turi savo boksus, čia stovi ir automobiliai, jie yra tvarkomi, ruošiami, aptarnaujami, čia ilsis ir komandų pilotai ir personalas. Tai mes kaip žurnalistai visada irgi galim ateiti į šitas palapinės, jeigu mums reikia vieną ar kitą pašnekovo, interviu ar kažką tai nusifilmuoti, apžiūrėti automobilius, tai visada, kaip sakau, galima užeiti, visi tikrai yra draugiški visada, su visais galima pasilabinti. Tik tai svarbiausia turbūt misija, jeigu prie automobilio vyksta intensyvus darbas, bandyti netrukdyti mechanikams, nes kartais tos minutės ir sekundės būna tikrai svarbios ir net ir aš pats kartais atvarau, pamatau su kamera, kad norėčiau tikrai dabar pakalbinti ar ten mechaniką, ar lenktynininką, bet žiūriu, kad, gal aš dabar tiesiog geriau tų vaizdų iš šono pasifilmuoju, komentaram laikas vėliau, nes komandos dirba intensyviai. Tai viena dalis padoko yra ten, čia yra dabar šituo keliu važiuojam iš lėto, nes čia pribotas greitis iki 20, nes žmonės vaikšto, važiuojam iki kitos dalies, tiesa dabar į kitą dalį padoko mes nepateksim, nes šitas leidimas neturi galios važiuoti į gilesnį padoką, kur jau suvažiavo visos komandos su savo aptarnaujančiais automobiliais ir taip toliau. Tai būtent didžioji dalis palapinių, tų garažų vadinamo padoko yra šitoj zonai už to kalnelio, už tų likimo vėliavų. Tai kas dar yra čia labai 1000 kilometrų kitaip, negu, sakykime, kažkur kitur, tai yra labai griežta parkingo struktūra. Tai mes, tarkim, kaip medija, norėtume dabar važiuoti ten ir mūsų neleistų, nes mūsų leidimas leidžia mums važiuoti į kitą parkingą. Čia Passatas atbulinių, čia reikia viską daryti labai lėtai ir atsargiai, nes būna žmonės atvažiuoja, nežinodami, kokį jie leidimą gavo, tai kol jie su sauga išsiaiškina, kur jie gali, negali, tai būna tų tokių pirmyn atgal pasivažinėjimų, bet niekur nereikia skubėti. Vaikšto žmonės, tai, sakau, ant 5 važiuojam ir privažiuosim savo parkingą. Medijos mūsų šitose varžybose parkingas ir medijos palapinė yra pačiam gale, už visų scenų, už visų ralio štabų. Ralis yra Palangos ralis, mes taip įpratę sakyti, nors čia yra žiedinės lenktynės. Tai už visų scenų, už visų oficialių visokių tai būstinių pats galas. Ir ten atvažiavus tą mašiną pasistatai, bent jau arčiau spaudos centro, nes nesinorėtų, pavyzdžiui, nuo tų pagrindinių vartų, kur mes dabar, ten, kur Porsche neįleido, nesinorėtų temptis kuprinės ten su 5 objektyvais, 2 fotoaparatais, kuprinėm ir panašiai. Ir mes dabar privažiuojam mūsų parkingą, kur mes galim atvažiuoti. VIP šatlas svečiai važiuoja į kairę, tribūna į kairę, o medija parkingas į dešinę. Ir aš norėjau šitose varžybose šį rytą pagudrauti, pasistatyti dar arčiau bent 100 metrų ir nuvažiavau ten į organizatorius parkingą. Tai jeigu matot, yra ženklas organizeras only. Tai aš ten nuvažiavau ir labai greitai gavau velnių, kad aš ne savo parkingė. Tai medija parkingas yra čia. Vietos visada čia yra tikrai pakankamai. Telpa visų medija atstovų automobilį. Medija atstovų, kai visą laiką šitam renginį daug, nes, sakau, tai yra renginys kaip šventė, kaip didžiulė atrakcija ir tai yra Palangos lenktynės, kurios jau 27 kartą žavi tiek visus žurnalistus, tiek žiūrovus ir tiek turbūt, kad sportininkus, nes atrodytų, kad trasa, apie kurią, aišku, mes dar pakalbėsim, kad trasa yra tiesiog kelias, bet tai kodėl čia tiek prisirenka gražių mašinų. Tai ką, lipkim pakalbėti į lauką. Tai
tai kągi, pasistatė savo automobilį Media parkinge, mes toliau už mūsų matom jau palapinės, tribūnas ir panašiai. Tai mūsų Media palapinė yra va, ten ta paskutinioji iš matomų palapinių ir iš ten prasideda mūsų visas darbas. Turime elektrą, turim internetą, turim susinešam kompiuterius, visada turim ledų, nes lenktynių vardo partneris yra Aurum, tai kaip be ledų. Ir žinokit, kažkada tos lenktynės, aš dar kai juose nedirbau, kai dirbo mano kolegos garbus žurnalistai kaip Gabartas, Fetingis ir kiti, kažkuriais metais, kažkurių metų laikotarpių, kelių gal metų lenktynės vadinosi Horn. Suprantat, link ko vedu? Kažkada laukiniais laikais net ir alaus žiniasklaidos centre būdavo galima rasti šaldytuvę. Bet, laikai keitėsi vardo partneriai. Turim dabar ledus. Ne ką blogiau, nes, kai oras toks, tai ledas irgi gaivina gerai. Tai keliamės arčiau trasos, pakalbėsim apie trasos reikalus. Ir varžybose iš tikrųjų yra kelių lygių sauga, varžybų priežiūra. Tai kaip matėt, patikrą gavom prie įvažiavimo į pagrindinius vartus, tada kitą patikrą gavom įsukę ten, kur stovėjo Passatas, norėjo važiuoti tiesiai, kur mes sukom į dešinę, buvo antra patikra leidimo, kur tu gali važiuoti. Tada artėjant link prie centro yra trečias apsaugos postas, kur irgi pareikalaus leidimo, nes, matot, yra plakatas, kuris rašo, kurie leidimai čia gali patekti. Tai matom, nubraukyta tie, kurie čia negali patekti ir tie, kurie galioja, tie, kurie gali patekti. Vad mes turim tokį, su kurio galim, tai yra trečias jau apsaugos postas nuo įvažiavimo vartus. Labą dieną. Labas, kam čia pasakoji? Mes čia darom siužetą apie tai, kaip viskas vyksta 1000 km lenktynėse. Kur pamatysim? Greičio linija laida, Lietuvos automobilių sporto federacijos projektas apie autosportą. Supratau. Varom toliau, parodysiu dar 4 apsaugos zoną iki mūsų prescentras. Įsivaizduoji, kiek čia saugumo. Tai va čia yra mūsų palapinė, joje stovi labai didelis ventiliatorius, kuris praktiškai galėtų aušinti reaktorių kokį nors, nes tam šiltnami nėra kondicionierius. Vienintelis dalykas, kas ten cirkuliuoja tą orą, tai yra tas ventiliatorius. Ir dabar einam į įėjimą ir turim dar vieną mergaitę, kuri irgi tikrina mūsų korteles, ar mes galim čia patekti. Labą dieną. Galim patekti. Tai va, iš 4 gavom 4 taip ir mes esam spaudos centre. Einam iš karto prie ventiliatoriaus. Va, vieni taip aušina variklius, kiti taip aušinasi karštą dieną. Varom į šaldytuvą. Turim kokių 74 rūšių ledų, turim gėrimų, energetinių, giros vandens, kavos, turim ir maistą netgi. Sakau, greitam užkandžiui kažką tai lengvai įsimesti skrandį, nes varžybų metu dažnai presai lieka nevalgę arba tą turi padaryti labai greitai, šitie makaronai šiuo atveju labai sueina. Turim 2 ekranus, viename ekrane yra vaizdai iš kamerų, kitas ekranas yra su išvestais rezultatais. Tai tie, kas dirba spaudos centre, pasidarė kažkokius interviu, grįžę į šitą zoną, gali dirbti matydami įvykius trasoje ir sekdami rezultatus, gal kažkokias tai pozicijų permainas, rezultato rato įveikimo laikus. Tai spaudos centras atrodo taip ir jis jau turbūt, kad daugelį metų nesikeičia ir išlaikęs tą savo visą bendrą struktūrą, kuri yra visiems aiški ir pažįstama. Dabar keliaujam į kitą zoną, tai yra jau pitleinas, jau komandų garažai, kurie yra trasoje. Pakalbėsim apie tai, kas galima ir ko negalima daryti ten. Legiam. Turim kamerą, su šito darbo įrankiu aš filmuoju savo vlogus, dirbu, taip kad galim bandyti pakeliauti ir pažiūrėti, kaip ten atrodo reikalai. Tai keliaujant iš spaudos centro mes dar turime pakeliui ir VIP zoną, tai yra svečių zona, kuri turbūt yra tokia komfortiškiausia vieta stebėti lenktynės, nes užeikime į vidų, va čia pažiūrėkim. Čia mes turime pramogų zoną, yra simuliatoriai. Tuo
kuomet yra didžiulis ekranas, per kurį irgi galima matyti tiesiog transliacijos vaizdus. Yra baras, yra staliukai, yra kieme terasa, tai tu gali ir girdėti komentatorius, ir kažką pasimti, užkasti, atsigaivinti, ir matyti tiesėje praktiškai sėdėdamas ir, kaip sakau, nepakeldamas užpakalio ir niekur neįdamas. Kiekviena zona yra kontroliuojama irgi, tai vat, tiek ateiti, tiek išeiti reikia irgi turėti leidimą. Sveiki. Ir mes dabar atėjome į tokią zoną, kur cirkuliuoja turbūt visi žiūrovai įsigyja bilietą. Tai čia yra ir lauko prekyba, čia yra ir pramogos, čia yra ir įvairūs atrakcionai ir ko tik nori. Tai va, būtent čia ta zona, kurioje bilietą nusipirkę žmonės ateina, įsikuria ir leidžia laiką. Tai va, o mes iš media pusės čia tik tai keliaujam pirmin ir atgal, nes mūsų tas media centras pačiam gale, o trasa pačiam priekį, tai mes šituo takeliu per savaitgalį praeinam, aš nežinau kiek kilometrų, bet iki Palangos, va čia, va, nuo čia iki Palangos ir atgal tikrai, man atrodo, koks 2 kartus suvaikščiotume tiek, kiek suvaikštome čia. Tai va, čia yra ta pagrindinė padoko dalis, apie kurią sakiau važiuojant automobiliu, kad ten yra ant kalno, ant asfalto viena mažoji dalis, o čia yra ta didžioji dalis padoko. Tai aplink matom didžiulės palapinės, komandų buveinės, tai visa šita zona yra tie vadinamieji komandų garažai, jau nebe trasoje esantis. Tai tie, kas turi remontų, varosi savo techniką ten, tai yra remontuojančių, jau turbūt matėte ir įvairiuose siužetuose ar nuotraukose, kad jau buvo ir avarijų, jau buvo ir gedimų, tai va, viskas, kas susijęs su remontais, tais, kurie negali būti atlikti greitai ten trasoje esančiame pitleine, viskas jau vyksta pervažiavus čia. Bandom patekti pitleiną ir pažiūrėsim, kaip veikia mūsų kortelė. Na ir mano media kortelė leidžia man ateiti čia ir viskas čia vyksta check-in, check-out principu. Tai va, čia jaunimas skanuoja tas korteles ir aš ateidamas turiu tą kortelę nusiskanuoti, lygiai taip pat kaip ir mano kolega jūs. Ir keliaukim dabar į vidų. Ir dabar va, turim visų komandų garažus, 19 komandų išsirikiavę šitose palapinėse. Mums kaip media atstovam galima vaikščioti tiek va, šitoj zonai užnugaryje, tiek užeiti į komandų garažus. Labas, Simukai, Simas Joderšis, mūsų bičiulis ir lenktynininkas. Galima užeiti į komandų garažus. Dar viena zona, į kurią irgi užeisim, tai yra antrieji aukštai. Apie antros aukštus ir ką ten galima nuveikti, papasakosiu ten. O dabar varam į apačią. Tai šitoj zonai, tam užnugarį komandos dažnai susideda ratus, kažkokias atsarginės dalis, kurios nėra didelės, tai kaip matom pilna prikrauta padangų, lietaus padangos, sausos dangos padangos ir pastoviai čia vyksta šurmuliavimas, mechanikai ten bėgioja tas padangas keitinėt, sportininkai ateina čia atsipūst, pabandykime lysti kažkurį ten vat, iš garažų, pažiūrėti, ką mes kaip media užėję galim pamatyti į komandų buveinės. Prašom, čia užeikim. Tai va, tai taip atrodo komandų garažai, automobilis, mechanikai, komanda. Sveiki. Ramiai viskas gerai? Sveiki vyrai. Sveiki vyrai. Tai va, tai nieks kol kas nieko neremontuoja, viskas yra tvarkoj. Eikim dar toliau pasižiūrėti į aną pusę. Pasakysiu, kur galima stovėti ir kur negalima stovėti. Vat gali nufilmuoti šitą baltą liniją. Aš už tos linijos dabar stoviu blogai. Jeigu aš noriu stovėti gerai, aš turiu stovėti prieš šią liniją, nes anoj trasos pusėje prie Titvaro, va čia va, pitleino pusėje yra teisėjai, kurie stebi medijos veiksmus. Ir jeigu aš tą liniją skirsiu ir aš tiesiog ten stovėsiu, aš jau darau pažeidimą. Lygiai taip pat šitoj zonoj galima va, ateiti, tik tai padaryti darbą, padaryti interviu, va čia kažkur, arba nusifilmuoti, kaip keičiasi vairuotojai ir išeiti. Negalima stovėti peržiūrinėti įrašų, negalima stovėti tiesiog žiūrėti lenktynės, tu turi ateiti padaryti darbą, netapti žiūrovų ir iš čia pasišalinti. Einam dabar į kitą pusę. Ir visada kertant trasą, tu turi žiūrėti, kas atvažiuoja iš pitleino, nes komandų daug, komandos išsidėščios iki pačio galo ir visą laiką žvilgsnis turi būti tą pusę, nes gali būti automobilis išsuks iš bokso arba atvažiuos čia, pravažiuos pro tave, tai viskas įmanoma, tai yra įmanoma darbas tik čia. Ten, kur dabar jūs, kolega, vaikštote, aplink apsidairykite, ten ilgai stovėti negalima, galima tik tai pafilmuoti ir vėl keliauti į savo komandos boksą, jeigu esat komandos atstovas, arba į pitleino užnugarį, jeigu esate tiesiog media atstovas. O dabar pakilkim į antrą aukštą, pažiūrėkim, kas ten. Labadiena. Kiek žiūrovų?
keliamės ir mes į viršų. Tik esame antram aukšte, kaip aš esu įpratęs sakyti, terasoje arba lounge vietoje, kur renkasi komandų fanai, partneriai, kur ir kartais patys lenktynininkai ateina praleisti laiko per savo pertraukas tarp važiavimų, tai iš čia matosi visas veiksmas vykstantis pitleinė, nes mes esam grinai virš garažų, galim pasižiūrėti. Štai, nes apačioje iš karto komandų garažai ir vos tik tai kažkas parvažiuoja, galima stebėti remontus, vairuotojų pasikeitimus. Na ir čia mes kaip medija galim vaikščioti visiškai laisvai. Labai smagu, kad komandų fanai labai dažnai įsileidžia mus prie pat borto, kad su fotoaparatu galėtum padaryti vieną ar kitą rakursą kažkur tai ar iš viršaus pitleiną ar posūkius. Ir čia mes pakankamai dažnai lankomės, nes jeigu nori kažką pakalbinti, pamatyti kažkokių emocijų, ypač emocinga čia labai būna paskutinėse ratuose, kai artėja finišas ir kai jau visi mechanikai yra pasiruošę bėgti link finišuojančių savo sportininkų, visi fanai irgi čia ošia, tai čia paskutinė minutėm čia būna, garsiau turbūt negu Palangoje penktadienį vakare Basanavičiaus gatvėje. Tai va, tai toks va tas antras aukštas ir iš čia mes turim kažkiek mobilumą paeiti į priekį, kažkiek atgal, iš čia dirbti su fotoaparatais irgi galima, kalbinti dalyvius galima. Tai va, tai dabar ką, keliamės turbūt, kad šiek tiek pakalbėti apie pačią trasą, kur pačioj trasoj galima dirbti, nes pavojingų vietų tikrai yra, visgi tai yra kelias, iš kelio padaryta trasa, ne specialiai tam pastatyta, bet visiškai kitokia pagal trasų principus. Tai einam į apačią, pakalbėsim apie pačią trasą ir kur galima joje dirbti. Tai pakalbėkim apie vietas, kur Palangoje medijai galima dirbti ir fotografuoti. Tai, kaip matot, visur, kur negalima, vardon kai kurių žioplų sprendimų visada yra apsaugos darbuotojai, kurie stovi bet kur eismas, patekimas kažkoks yra draudžiamas. Tai šioje vietoje norėtųsi galbūt nueiti va ten prie apsaugos darbuotojos, kad matytų nusileidimą nuo to ūso vadinamo, bet ten dirbti negalima. Tai pagrindinės medija zonos yra iš antro aukšto, iš pitų, tiek kiek galima apačioj nuo atitvaro. Tada tolimesnė visa ta žiūrovų tribūna, kur yra tiesioji, praktiškai žiūrovų tribūnos galima dirbti. Tada yra pats tolimiausias Klaipėdos posūkis, ten yra pastatyti visada du bokšteliai, vienas bokštelis, kai visą laiką yra tiesioginės transliacijos kamerom, tai įlipti griežtai draudžiama, todėl kad ten vyksta tiesioginė transliacija ir kai pradės lipti 10 Markelevičių tokio sudėjimo, tai manau, kad tas bokštelis susibuos arba net nugrius. Tai va tie bokšteliai, kuriuose yra tiesioginės transliacijos kameros, jie paprastiem žiniasklaidos atstovam yra draudžiami, mes turime papildomai dar vieną bokštelį, kurį galim lipti. Tai labai dažnai būna, kad ypač varžybų pradžioje, kai atvažiuoja lenktynininkai jau po to starto išeigos į pirmą posūkį, didžioji presų žurnalistų koncentracija būna būtent tam pirmam posūkį ir ten būna gražiausios nuotraukos ir daugiausiai veiksmo per tą pirmąjį ratą. Visa kita pusė trasos yra praktiškai visur uždrausta, ten yra arba auga kažkokios grūdinės kultūros, kur tikrai neprieis arba tiesiog to matomumo gero nėra. Tai va būtent 1000 km lenktynių tuo trasa ypatinga, kad fotografavimui daug vietų nėra. Aišku, kai ką galima pakeisti ar išspręsti keičiant objektyvus, turint, sakykime, didelio židinio nuotolio objektyvą, gali paieškoti kitų rakursų, kitų kampų, bet tai tam yra kelios tos pagrindinės zonos ir va aš sugalvojęs dabar, kad užlipti noriu čia, tai per sekundžią būčiau pagautas turbūt ir nuneštas į apačią. Teisingai? Tai va, tai saugumas autosporte yra numeris 1, nes visos saugumo taisyklės autosporte yra parašytos krauju, ar tu bebūtum vairuotojas, ar presas, ar žiūrovas. Šiandien matėm irgi įvykį, kai BMW nulėkė per atitvarus ir virto į tokią zoną, kuri, sakykime, irgi nėra leidžiama mūsų presų darbui. Mes galim iš tos vietos dirbti labai ribotą laiko skaičių ir tik tai palipę ant bokštelio, tuo atveju automobilis nusirita ten į apačią. Tai, sakykime, zona tokia pilkoji, kaip ir ten aukščiau saugu, bet, automobilis, matom, palikojasi tą griovį ir atsirito. Aišku, tuo metu ten nieko nebuvo ir viskas vyko sėkmingai. Tai va, tai tokių, sakykime, labai komfortiškų zonų, komfortiškų sąlygų dirbti nėra.
Na, bet kaip sakau, visą laiką, ką turim, tuo dirbam, kokias zonas turim, iš tokių dirbam. Tikrai nesižudom dėl kiekvienos nuotraukos ir neieškom kažkokių čytų, kad čia kažkur pralystų, užeit. Na, nuotrauka nėra brangesnė negu gyvybė, tai visi tą puikiai suprantam ir net jeigu matau kažkaip vienaip ar kitaip sugebantį kažkur pralysti kolegą į kažkokią draudžiamą zoną, tai ir pats visuomet sudrausminu, nes tikrai neverta niekada rizikuoti. Tai va, iš esmės trasa yra išskirtinė tiek fotografavimui, trasa yra išskirtinė tiek lenktyniavimui, žiūrovams irgi turbūt, kad tie greičiai, tos tiesiosios irgi kelia žavesi, o lyginant su kitom trasom, kur yra įrengtos tam tikros fotozonos, žiūrovų zonos, nenorėkim tų pačių galimybių trasoje, kur yra padaryta tiesiog iš kelio. Tai nėra autosporto kompleksas, tai nėra statinys pastatytas tam, tai yra pritaikytas lenktynėms statinys ir manau, kad ką mes turim, tuo džiaukimės, kokias turime sąlygas tokiam dirbkim ir visi visada patenkinti iš išvažiuos, kaip jau važiuoja 27 metus ir kiekvienais metais vėl atvažiuoja iš naujo. Tai tikrai labai ačiū organizatoriam, labai ačiū ir trasų saugumo viršininkui ir visam personalui ir kolektyvui, kad visada liepia mums atsinaujinti saugumo žinias prieš kiekvienas lenktynės, visada turim media saugumo briefingus ir visada atsako į mums rūpimus klausimus, visada padeda ir padeda svarbiausia išvengti kažkokių nesusipratimų, kurie galėtų virsti kažkokią nelaimę. Tai svarbiausia saugumas, o visa kita lenktynės ir emocijos. Tai ačiū, kad žiūrėt. Tikiuosi papasakojau daug, papasakojau išsamei, papasakojau šiek tiek, kaip atrodo mūsų darbas. Tai jeigu turit platformą, kurioje dirbate su medija arba turite komandą, kurioje atstovaujate kaip medija, akredituokitės. Visus naujokus irgi organizatoriai priims. Tiesiog reikės laikytis taisyklių. Taip, ačiū, kad žiūrėt ir pasimatom kitose lenktynėse. Žiūrovams lenktynės baigėsi su šachmatinė vėliava. Tačiau žurnalistams tada prasideda kita darbo dalis. Reikia patikrinti faktus, atrinkti svarbiausias istorijas ir kuo greičiau jas perduoti auditorijai. Tai nematoma. Aurum 1006 km lenktynių pusė, be kurios daugelis trasoje gimusių istorijų, taip ir liktų Palangoje. Ačiū, kad buvote kartu. Jei patiko ši laida, nepamirškite jos pamėgti, prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. O mes susitiksime jau kitoje greičio linijoje. Iki.